Gudvėrį mordimą. Žmona sako, kad čia pats tas. Atvežėm vaikus į vasaros stovyklą, bet jos kažko nepatenkintos. Visų pirma, kad dar lapkritis ir upėj nepasimaudys. Visų antra, kažkodėl nebuvo labai sužavėtas įėjimu. At first. Vilki zаяц. Ну, заяц, погоди. Kiškis, piškis, ilgaausis, ten po kelmų prausės. Gausi dar saldainį. O čia yra slaptas indėjimas. Oi, čia įlipas slaptas indėjimas. Nu, žiūrėk, viskas iš šiaudų padaryta. Tvirtos sienos. Nežinau, kas čia parašyta, bet man patinka. Nu, Lenkų pažiūrose mūsų didžios mažos, atvirkščiai, mažos didžios, žodžiu, mažos valstybės diktatoriui labai tinkamas. Čia galėtume eiti pietų miegelio. Einam po namelius, išsirinksit, kuriam gyvensit. O, žiūrėk, lauko tualetas. Opa. Koks krėslas. Radom krėslą pasėdėti jum. Sėsk taduk į šviežavų sostą ir būk raudon kepuris. Čia pavyzdys, kai labai aštrių pupelių troškinį padaro stovyklai. Kažkaip čia. Nu, čia, žinok, gražiausia kol kas bus. Kas? Čia kol kas bus gražiausia. O, geras. Pažiūrėkit, koks gražus šitas pastatas. Papi. Seni, čia panašai kankinimų kambarį, kai tave pasodina ant kėdės ir liepia žiūrėti šitą paveikslą. Geras.
Nu, einam žiūrėti, ar boilerį vanduo karštas. Saugikliai atjungti, boileris nešyla. Nu, žodžiu, gyvensi čia savaitę be karšto vandens. Sariukas. Tuo aš čia pareguliuosiu ir karštas vanduo bus. Teisesnė, kur sako, kad tulikinas arba dušynas. Bet nelabai gerai išsiprausę čia visi buvo. Stiprybos buvo rankas. Čia gal auklėtojų buvo patalpos. Kas? Gal čia auklėtojų patalpos tokias? Oho. Nors lipdukai tai vaikiški. Aktų salė arba sporto salė. Ten gal valtis, ne? Ar darytum čia aktus, ar darytum čia sportą? Žiūrėk čia, sėdmaišiai praktiškai tų laikų. Dar daugiau sėdmaišių. Būt ir dėžėse supakuota kažko, ne? Čia ar neštuvai, ar lauko lova. Hamakas. Priimk poskaičiumus, priimk abu. Arba su mano vaizduotė kažkas negerai, arba pirmą kartą matau tokį kampuotą pagalvių vakarėlis vyko paskutinį kartą. O, labas mūsų gyvastie. Ir kaip tik neišmokt svastikas prieš tiek metų. Čia tas žaidimas, kai žmonių daugiau negu kėdžių ir kas neatsisėda iškrenta. O kodėl vienas nusiūtos, o kitos atsiūtos? Man tai sunku paaiškinti. Arba kitos? Jeigu kuri nors mama savo vaikui 97 metais įdėjo termosą į stovyklą ir neparsivežė, tai žinokit, kad šiandien yra. Ado. Nu, perskaitykit pavardę. Kvetkovska. Ada Kvetkovska. Atsiliepkit Ada Kvetkovska.
Na, tokie grinai stovykliniai kambariai. 2001-2004 metai. Mėgi savo lovai, stovykloj, ramiai prie atviro lango ir tinkas nukrenta ant tavo galvos. Stovykla, vo. O čia jaučiu, kad auklėtai išeidavo į lauką truputį parūkyt, kai jau nebetverdavo šitų mokinių. Mergaitės, kodėl jūs berniukų bendrabutė? Netyčia užėjau. Bet ir buvo Ados piešinys. Ša. O, čia kaip prispiri ir reikia ateit padrėpt. Nice. Nes čia... Ai, ne, čia dar kambariukas yra. Gal galima plovą čia gaut? Sakau, gal galima plovą čia gaut? Neaišku, kokia šia paskirties. Alio. Ką tu? Visai nešvaris indas čia, padėkit. Instrukcija. Apie ką? Apsiūgyk. Nežinau. Justina, bučkis. Nu, tai nutarėm, kad sąlygas stovyklai neblogas. Vaikus palikom, po savaitės atvažiuosim pasimt. Nu, išgyvens kaip nors čia ir lapkričio mėnesį. Nu, į pirmą aukštą laiptą. Žmonės išklausysite tiesiog savo turės. Ar pasirašėt pasigydyt? Tik čiučiut smegenį skauda. Na, žiūrim tik po kojom.
Kristus, oho, kaip jie. Tu dar sakai, kad šitie aukštai čia ilgina priebalsės, balsės. Prašau, tu šito jau paduoti mano analizus. Per mažai prisisiojot, neduosiu. Jeigu čia saugu. Bet pirmiausia, vaikus pasiūsim ir bus kaip ir aišku. Nori? Ko mes bijom? Nieko nebijom. Kodėl čia tiek daug visokių tų satanistų simbolių? Anarchistai, satanistai, ką čia jie visi bandė kažką kviesti. Draugų neturi. Nesu ekspertas, bet man atrodo, kad ta siena turėtų ant kažko stovėti. Ir ten prieš tai irgi buvo. Jaučiu, kad kažkam šiek tiek trūko meilės. Lemba kokia ilgia tas koridorius. O, draugs. Hail. Sujudini, pavyzdžiui, telefoną. Iki lango ir negana to piešinėlis su krentančiu žmogumu. Ne. Snapchatai. O, Fall Out Boy. What the hell? Ar ten iki galo? Ar tenai? Kur iki galo turi Okay. Kažkas. Jo. Ne pati romantiškiausia vieta vaikštinėti. Bet kažkas čia panašu praleidžia šiek tiek laiko. Čia gal eilės kažkas rašė. Jo, tai jau matai. Kaip sakiau, ne romantiška vaikščia, bet kažkas romantikos atranda. Žinai, siaubo filmai dažniausiai baigėsi, kai pradeda pjauti vieną po kitą tokius va tyrinėtojus. Tai nebūtina filmuoti čia siaubo filmų. O, ir krikščionių čia buvo, ne? Čia krikščioniškas. Žiaurus jaukumas.
O kodėl šitas kryžius apverstas? Čia liftas gal pavadino. A, jo, čia lifto šachta. Čia ir yra nefainai. Ar lipsim laiptais ar leisimės liftu? Čia mes gal nusivyčiau. Šmaikštalai. Wow, čia tai meniškai. Bet aš visada tokius širpius pirmiausia pamatau. Anąkart irgi panašus buvo. Hold my hand. Kažkam čia vėl reikia pagalbos. Įdomu, ar pirmą meilės reikėjo, po to pagalbos, ar pirmą pagalbos, o po to meilės. Kaip sakei, čia norėtum sugrįžti? Labai. Ypač naktį, kada nematai kas už kampo.